patikrinom šiandieną 2019 metų galo Honda CR-V automobilį, 2 litrai benzinas su hibridinė pavara, balto perlo gražios spalvos. Automobilis yra parvykęs iš Italijos. Kėbulas pats labai toks tvarkingas, lygus, be žymesnių įbrėžimų, įlenkimų. Dažytas, yra perdažytas vienas kėbulo elementas, tai yra galinis dangtis, bet dažymas atliktas seniai ir tik tai kosmetiškai yra perdažytas, jokio glaisto sluoksnio nėra. Automobilis į Lietuvą buvo parvežtas su defektu, visas nuotraukas parodė ir mums automobilio pardavėjas, tai buvo priekinė automobilio dalis, apatinė lūpa šita užkliūta, nunešta lūpa, palenkti truputėlį apačioje radiatoriai, tai toks apgadinimas, bet viskas sutvarkyta gana tvarkingai. Radom kelias lituotas plastiko detalės, kondicionieriaus vieną vamzdelį virintą, radiatoriai seni, taip pat difuzorius radiatorių yra vienoje vietoje palituotas, tai daugiau aplink variklį pakaba, jokių ten didesnių kažkokių defektų nesuradom. Aišku, matysit mūsų video apžvalgą ant keltuvo, kada buvom pakėlę automobilį, ten truputėlį plačiau papasakojom. Taip pat dar yra vienas niuansas, tai priekinis stiklas yra keistas, dėtas stiklas neoriginalus ir būtent kuomet stiklas dėtas neoriginalus, tai šis būtent stiklas neturi pašildymo. Originaliai būtent stiklas turėtų turėti pašildymą. Toliau turime salone odinės sėdynės, odinis pilnai salonas šildomas, parktronika, linijų asistentas, distronikas, kameros, pakomplektuotas automobilis tikrai neblogai. Taip pat dar vienas toks užkliuvo dalykas, pastebėjimas, kad realiai nėra tas automobilis per daug ruoštas, sutvarkytas, bet nei plovyklos nematęs, nepoliruotas, vidus salono irgi reikalauja cheminio valymo. Tai tokį pirminį vaizdą automobilio ir matome, koks jisai grįžo parvežtas. Techniškai automobilis yra be priekaištų, visa hibridinė sistema dirba idealiai, neturim jokių pastebėjimų, aukštos įtampos baterija taip pat atitinka visus parametrus, testus visus taip pat praėjo be didesnių problemų. Tai toks automobilis Honda CR-V 2019 metų. Tai automobilis nupirktas, po derybų pirminė kaina buvo automobilio 20 000 eurų, nupirktas už 19 300.